What's good guys, kaip visada su jumis sveikinasi Daumantas iš board.lt komandos ir šiandien iš arti apžvelgsime ir vertinsime naujausią Nike GT serijos papildymą Nike Zoom GT Hustle 2. Ar šis naujasis GT serijos modelis gali būti tiek pat puikus, kiek ir NBA aikštelėje juos reprezentuojantis Victor Wembanyama? Sužinosime netrukus. Let's get it. Kaip ir daugelis pastarųjų Nike krepšinio modelių, Nike Zoom GT Hustle 2 pasižymi itin minimalistinė ir lengva batriušio konstrukcija, kurią pagrindę sudaro tinklelio ir tekstilės kombinacija. Priekinė pėdos zoną dengiantis tinklelis kartu su liežuvio srityje esančiomis didžiulėmis ventiliacinėmis ertmėmis užtikrina efektyvią oro cirkuliaciją, išlaikant optimalią pėdos temperatūrą žaidimo metu. Be to, ties pado linija batriušį dengiantis sintetinės odos sluoksnis bei tankaus tekstilės rašto šoninės batelio panelės sukuria patikimą ir tvirtą šoninį pėdos prilaikymą, išlaikant puikų batriušio lankstumą. Ir nors GT Hustle 2 nesiūlo premium klasės medžiagų batriušio zonoje, visą tai atperka maksimaliai puikiai avėjimo patirtis juos užsidėjus. Nike Zoom GT Hustle 2 įrodinėja savo vertę šioje kategorijoje, tapdamas vienu iš stipriausiai atrodančių krepšinio siluetų esamoje Swoosh kompanijos rotacijoje. Pilno ilgio Zoom Strobel pagalvė integruota pado paviršiuje kartu su žemo profilio kušlo amputomis sukuria universalią platformą, kuri prisitaikys prie daugelio žaidėjų reikalavimų. Šiame GT serijos modelyje Zoom Strobel sistema pasižymi visame pado ilgyje tolygiai paskirstyta ir itin efektyvia amortizacija. Tai leidžia pėdai sparčiau pakilti nuo parketo, panaudojant sukauptą energiją bei ilgiau išlaiko žaidėjo aukštą efektyvumą žaidimo metu. Aktyvią amortizacinę sistemą papildo plona kušlo amputų platforma priekyje, išlaikant tikslų aikštelės pojūtį, o kulno zonoje šiek tiek storesnis sluoksnis užtikrina pakankamą smūgio sugerimo ir kompresijos kiekį, kurio pakaks atletiškiems ar galingesniems žaidėjams. Tai tikriausiai yra pats stiliausias sukibimo raštas debiutavęs šiame sezone, bet tai visiškai netrukdo Nike Zoom GT Hustle 2 patikimai ir tiksliai atlikti savo darbą aikštelėje. Išskirtinį pado dizainą sudarančios įvairių dydžių individualios protektorių zonos naudoja legendinį herringbone sukibimo raštą bei dviejų tipų gumos mišinius. Svarbiausiose pado srityse, priekyje ir kulno zonose protektorių sudaro skaidri ir minkštesnė guma, o centrinėje dalyje kietesnis gumos mišinys. Ši struktūra suteikia stebinančiai patikimą daugiakryptį sukibimą bei momentinę sustojimo jėgą, ne tik idealiai prižiūrimose aikštelėse, bet ir esant nešvarumams, retkarčiais perbraukiant padus delnu. Nepaisant, jog išskirtinė pado struktūra efektyviai veikia vidaus aikštelėse, šio modelio nerekomenduojame naudoti lauko aikštelėse. Nors Nike GT Hustle 2 siluetas atrodo pakankamai masyvus, naujasis GT serijos modelis savo svoriu visiškai neatsilieka nuo lengviausių krepšinio batelių esamoje rinkoje. Dėka tokių formų priekinė batelio dalyje, jau pirmo užsidėjimo metu lanksčios batriušio medžiagos lengvai prisitaiko prie pėdos bei glaudžiai apgaubia ją, nereikalaujant jokio adaptacinio proceso. Vidutinio aukščio auliukas pasižymi galingų paminkštinimo sluoksnių tiek viduje, tiek išorėje, suteikiant ne tik puikų komforto lygį, bet ir padedant patikimiau užrakinti kulną ant platformos. Be to, mažas batelio svoris tandeme su šokle amortizacinė sistema leidžia nevaržomai ir efektyviai judėti aikštelėje. Standartinių matmenų batelio konstrukcija leis daugeliu pasirinkti savo einamą dydį, o turintiems platesnę pėdą rekomenduojame rinktis pusės dydžio didesnę porą. Nors tai nėra vienas iš stabiliausių krepšinio batelių šiuo metu, tai ką gali pasiūlyti Nike Zoom GT Hustle 2 daugeliu žaidėjų tikrai pakaks. Minimalistinės, tačiau tvirtos ir tamprumai atsparios batriušio medžiagos bei jas dengianti gumos sienelė užtikrina patikimą šoninę pėdos atramą, kurios patikimumas priklauso nuo tinkamo batriušio užveržimo. Žemo profilio pado konstrukcija turi pastebimą išplatėjimą priekinėje pėdos dalyje, kuris taip pat suteikia papildomo stabilumo ir tikslumo judėjimo metu.
Verta paminėti, jog kaip ir Nike Zoom Freak 5, šis modelis neturi integruotos stabilumo plokštės centrinėje pado srityje, tačiau tai daugeliui nesukels jokių stabilumo problemų. Unikalus Nike Zoom GT Hustle 2 dizainas, kurį inspiravo legendiniai Nike Talaria bėgimo bateliai, slepia stulbinančiai universalų ir puikiai subalansuotą performansą. Naujasis GT serijos modelis yra sukurtas greičiui ir sprogstamai jėgai. Šie bateliai žaidėjui suteikia visišką judėjimo laisvę, kuri atkeliauja iš itin lengvos konstrukcijos, o galingų šoklumu pasižyminti žemo profilio platforma kartu su patikimu sukibimo raštu užtikrina maksimalų efektyvumą kiekviename žingsnyje. O štai mano kiekvienos kategorijos įvertinimas bei bendras rezultatas. Ir žinoma, šiuos bei kitus krepšinio batelius bei aksesuarus gali rasti Baller elektroninėje parduotuvėje, o jei turi daugiau klausimų apie krepšinio batelių pasirinkimą, nedvejodamas rašyk mums komentaruose, bei nepamiršk paspausti laiko ir pasidalink šią apžvalgą su savo draugais. O dabar sakau, iki greito.